Taigi sveiki, su jumis vėl aš, žvejok, kada tik tais nori. Ir aš jums šiandien parodysiu savo žiemos žvejybos visokius ten daiktus ir dar dalykus. Ir jūs man pasakysit ir duosit patarimų, kokią dėti, ar geresni, ar blogesni. Tai pirmą pradėsim nuo mano avižėlės. Savo avižėlės aš pradėjau kolekcionuoti, nežinau, prieš kokius metus, 2 metus, nežinau. Ir aš turiu visokių va tokių. Labiausiai man patinka tai švininės, jų negaila nutraukti ir yra va tokios va visokios švininės. Va tokios. Vien žodžiais visokių, va čia turiu tokių, be masalės. Šita be masalė, ta mėlyna, juoda. Tada šita va. Čia po to. Nežinau pavadinimų, bet man šitas visai neblogas, kur per vidurį verės. Labiausiai man patinka va šitos, ešeriakis. Aš jų turiu, tuoj pažiūrėsiu, kiek aš jų turiu. Aš jų turiu 3. Va tokias, turiu 2 tokias pat. Aš manau šiaip tais, kad geriausia yra žvejoti ant, nežinau, aš manau geriausia yra žvejoti ant natūralios spalvos visokių, natūralios spalvos visokių. O ne ant tų ryškalų visokių ir tuoj parodysiu ant kokių. Tai va čia mano yra švininio avižėlių kolekcija, jų čia yra 13 ir 1 veidrodinė. Vakar tik pradėjau žvejoti su veidrodinėm, tai va 1 veidrodinė turiu. Palaukit, va 100 tai užtruks. Va, 1 veidrodinė tokia. Auksinė. Tai va mano visas avižėlės, dabar aš jums parodysiu kitą. Dėžutė tai va tokia, už 12 eurų. Yra ant rankos susidėti, va, paspaudžiat šitus 2 ir atsisega, o kitoj pusėj jos neįsikabino, va, įsispaudžia į tuos tarpelius su kabliukais. Čia jau wolframinės yra visas. Tai aš manau, kad va tokie ryškalai tokie, gal pasiteisina, bet aš manau dažniau, kad yra naudot ir geriau naudot būna ne tokius ryškalus. Va toks va. Aš manau geriau yra naudoti. Va tokias visokias natūralias. Aš bent taip manau. Ir man pasiteisina. Po to va tokias visokias. Čia wolframinės. Va tokias. Dėžutė va. Tai va. Mes dėžutę mano baigiam dabar. Dabar aš jums parodysiu, kokias naudoju aš blizgutės. Blizgutės tai naudoju va tokias, paprastas, nedidelės. Tokias. Pavadėlius tokius naudoju. Šitas biškio apkandėtas. Mažų. Po to tokius naudoju, nežinau kaip jie vadinas. Bet aš tai žvejoju. Po to aš žvejoju su balansyru. Su švytuoklė tai yra. Tai pavadėlis va. Fluorokarboninis. Tada žilka. Tada, čia nėra tokia gera, pirkau už 2 eurus. Tada va, blizgutė tokia va. O žilka tai ant mano meškerių labai man patinka Crocodile. Ji va visai storoka, Jackson. Nežinau, ar gera firma. Bet man patinka labai asmeniškai, nes yra tampri tokia. Ir man patinka. Toliau, aš balalaiką pirkau už 1,80 €. Sargelį va tokį turiu. Universalų man rodos. Va. Po to, aš kaip sakiau, turiu veidrodinės avižėlės. Tai va, veidrodinė avižėlė. Čia ir po to uždėjau tų silikoninių matilių. Aš dabar pasiruošęs esu šiaip tais, tai palaukit biškį.
Aš dabar ant plūdės esu pasiruošęs žvejoti. Plūdytė nedidelė. Tokia va. Aišku, biški čia gylį esu susimažinęs. Biški tuoj plūdės. Va. Aišku, gylį aš esu labai susimažinęs stipriai. Va, mūsų plūdė. Va. Čia toks pat valas, va toksai va valas. Aš jau nuorodą, manau, gal paliksiu tam. Tai čia prie Naglio gatvės yra. Naglio gatvė, tokia juodas pastatas ir žvejybos parduotuvė, tai va meškerytė. Taip, va mano masalų dėžutė tokia už €1,20 paprasta. Aš bent manau paprasta ir ten masalų, nežinau. Aš gal, čia dabar aš neseniai buvau nusipirkęs. Mano pirmas kartas su silikoniniais masalais, pasakykit, gal blogai laikau. Nu, nežinau, va, mano visi tie dalykai. Tai aš nežinau, gal juos reikia toj, va, kur davė dėžutę su jais, kur buvo. Šiaip tais jie brangoki 3,20. Didelė dėžutė 5 €. Arba pasakykit, ar labiau apsimoka pirkti tuos, tik, tuos gyvus matėlius, nes šitą tai nežinau, tokie paprasti. Tai iki viso gero.